sugrįžę į Kauno Žalgirio areną, kur vyksta LKL čempionato rungtynės tarp aikštės šeimininko Kauno Žalgirio ir svečių iš Utenos Juventus krepšininkų. Po pirmųjų dviejų kėlinių 48-34 priekyje aikštės šeimininkai. Na ir kalbant apie pirmąją rungtynių pusę, tai stringa pirmiausia keli dalykai. Žalgiriui taškus pelnė net 10 krepšininkų, tai aišku yra geras dalykas, tačiau visa Žalgirio komanda per pirmosius 2 ketvirčius metė viso labo 5 baudų metimus. Tai reiškia tik vieną dalyką iš dviejų galimų. Arba Juventuso ekipa per silpnai gynėsi, arba patys žalgiriečiai nebuvo tokie aktyvūs po varžovų krepšių. Kita vertus, Žalgiris sugebėjo atkovoti net 7 kamuolius po varžovų krepšių, tad lyg ir turėtumėm likti prie tos minties, kad Utenos Juventus ekipa gynėsi truputėlį per skistokai pirmoje rungtynių pusėje. Žiūrėsime, kaip bus dabar. Jau Utenos Juventus krepšininkai yra aikštėje. Tomas Gaidamavičius, Karolis Petrukonis, Vaidotas Volkus, rezultatyviausias krepšininkas Arūnas Vasiliauskas ir Tomas Gaidamavičius. Atsiprašau, Gediminas Macinas. Štai tokiu penketu trečiai ketvirtį pradeda svečiai iš Utenos, na, o Žalgirio penketas yra toks. Dežanas Kolinsas, Markas Popovičius su kamoliu buvęs ir taškus pelnęs Milovanas Rakovičius, Paulius Jankūnas ir Dainius Šalenga. 50-34. Vėl 16 taškų skiria komandas, tai yra pati didžiausia persvara per pirmosius 2 kėlinius. Na ir bandymas atsakyti dabar į medį. Tiesioginė to žodžio prasme į medį įlipo Karolis Petrukonis. Jo klaida. Na ir iš viso 10 klaidų yra padariusi Juventus komanda per tuos 2 kėlinius ir sužaista pusę minutės trečiajame ketvirtyje. Nepamatė Popovičius Rakovičiaus, kuris gana ilgai prašė kamulio po krepšių. Kolinsas, jo perdavimas, Šalenga meta iš toli ir nepataiko. Dainius Šalenga buvo priverstas mesti. Na, kol kas stringa Žalgirio toliašaudė artilerija, o Utenos Juventusas kaip tik tritaškiais gali pasigirti. Kolinsas atkovoja jau 5 kamuolį šiame susitikime. Popovičius iš toli laisvas meta ir nepataiko, o prie kamulio greitesnis yra ne kas kitas, o Dežanas Kolinsas. Ir jeigu reiktų rinkti krepšininką, kuris savo komandai davė daugiausiai naudos, tai turbūt reiktų juo minėti Dežaną Kolinsą. Ir rezultatyvių perdavimų krūvą, ir atkovotų kamuolių, ir pagaliau pelnytų taškų. Netikslus ir Paulius Jankūnas metęs nuo tritaškio linijos. 5 tikslus tritaškiai metimai iš 16 bandymų. Štai tokia statistika yra dabar, kalbant apie Kauno Žalgirį. Juventusas pataikė 4 kart iš 11 mėginimų. Gediminas Macina, vienas iš tų svarbiausių Utenos Juventus krepšininkų, nepaisant to, kad labai retai būna tarp rezultatyviausių, tačiau tas ekipos organizatorius yra būtent šis krepšininkas, o ne kas nors kitas. Na ir dabar jau reiktų paskubėti. Macina su kamuoliu. Atmestas kamuolys atgal, iš toli Volkus, 3 taškai ir dar vieną rezultatyvų perdavimą įsirašo Gediminas Macina. Štai jums ir tas svarbiausias dalykas, dėl ko taip yra vertinamas Gediminas Macina. Ištampė praktiškai vienas visą Žalgirio gynybą ir puikus perdavimas bei tikslus metimas. Paulius Jankūnas Rakovičiui, Popovičius Jankūnui ir šis iš po krepšio nepataiko. Labai sunkiai pradėjo antrąjį kėlinį žalgiriečiai, jeigu kalbėtumėm apie puolimą. Dabar galime sakyti, taip pat yra savotiškas štilis. Per 2,5 minutės pelnyti viso labo 2 taškeliai. Na, o Juventus krepšininkai niekur neskuba. Vėl Macina. Jo perdavimas Volkui. Volkus vėl pataiko. 5 taškas iš eilės ir Vaidotas Volkus per pirmosius 2 kėlinius buvo surinkęs 0 taškų ir -4 naudingumo balus. Dabar 5 iš eilės pelnyti taškai ir jo komandos atsilikimas tai yra viso labo 11 taškų. Rakovičius prieš Petrukonį. Klysta Rakovičius. Nesiseka Milovanui Rakovičiui, skirtingai nei pirmajame tarpusavio mače Utenoje.
Ta kartą Rakovičius pasižymėjo rezultatyviais išpoliais. Na, o dabar štai ir gynyboje nesužaidė itin gerai Milovanas Rakovičius. Visa laimė jam, kad Petrukonis iš gana patogios distancijos ir patogios padėties nesugeba pataikyti į krepšį ir sumažinti dar labiau žalgiriečių persvaros. Pražanga besiginant ir su kamuoliu vėl žalioji armija. Dežanas Kolinsas atiduoda kamuolį Pauliui Jankūnui ir štai taip prasižengė dabar prieš jį 33 numeris Vaidotas Volkus, 4. asmeninė šio krepšininko pražanga. Ir visas tas darbas, kurį Volkus nuveikė per 3,5 minutės trečiajame ketvirtyje, gali virsti nieko, nes krepšininkas bent jau kuriam laikui sės ant atsarginių suolo, jo vietoje Žydrūnas Urbonas, kol kas taškų nepelnęs. Jankūnas prie baudų metimo linijos ir pirmasis metimas skrieja pro šalį. Paulius Jankūnas per pirmosius 2 kėlinius pelnė 7 taškus ir surinko 9 naudingumo balus. Dabar jo 10. naudingumo balas bei 8. taškas. Jis pagal rezultatyvumą paveja Robertą Javtoką, naudingiausia pirmų 2 kėlinių krepšininką. Bent jau naudingiausia pagal tai, kas yra užrašoma oficialiajame protokole. Paulius Jankūnas perėmė kamuolį, Popovičius lyg ir paimitavo kontrataką, tačiau pamatęs, kad ji nepavyks, tiesiog ruošė komandą. Na ir labai šiurkšti pražanga, Žydrūnas Urbonas. Įspūdingas perdavimas. Markas Popovičius taip pat didina savo rezultatyvių perdavimų skaičių. 5 rezultatyvūs perdavimai. Neretai Popovičius yra kaltinamas šiame sezone kartais dėl savanaudiško žaidimo, tai šiame susitikime to nėra nei iš tolo. Rakovičius prideda ir baudos metimą 54-39. Na ir pati Žydrūno Urbono pražanga negailėjo. Jis savo varžovo stūmė labai šiurkščiai, na ir klaida lygioje vietoje. Atrodo truputėlį pasimetę Juventuso krepšininkai ir matydamas tai Robertas Giedraitis prašo minutės pertraukėlės. 54-39 priekyje Kauno Žalgiris. Patirtis padeda laimėti. Pirma jūsų pergalė – mažiausi bankų paslaugų įkainiai. Ūkio bankas. Lažybų bendrovė Top Sport. Lažybos gyvai. Šunų lenktynės. Sporto statistika. Lažybų rezultatai. Top Sport. Kauno Žalgirio arenoje rungtynėse, tai yra intriga, kurisgi Žalgirio šokėjų šokis labiau patiks čia susirinkusiai publikai. Na, paskutinysis tai išties patiko ir karštai sureagavo Kauno Žalgirio sirgaliai. Dainius Šalenga, Dežanas Kolinsas, Paulius Jankūnas, Markas Popovičius ir Milovanas Rakovičius. Tokiu penketu tęsė rungtynės Kauno Žalgiris. Rakovičius iš vidutinio, netgi ne vidutinio, iš artimojo nuotolio pusiau kabliu pelno 2 taškus ir Rakovičius jau rezultatyviausia Žalgirio komandoje. 56-39, 7 taškus per trumpą laiką pelnė Rakovičius. Dabar jis padeda apsiginti savo komandos draugams. Na, o Robertas Giedraitis keičia Karolį Petrukonį ir leidžia į aikštę Romaną Gumeniuką. Na, krepšininką, kuris pasižymi tokiu sulėtintų žaidimu. Aš jau tą minėjau pirmoje rungtynių pusėje. Ir nepaisant to, kad galbūt neįtin gražiai atsiliepiau apie šį krepšininką, jis, kaip ten bebūtų, yra vienas naudingiausių savo komandoje per pirmosius 2 kėlinius. Gaidamavičiaus atiduotas kamuolys Urbonui, vėl Gaidamavičius. Prasiveržimas ir nesportinė pražanga. Štai taip. Iškart 2 arbitrai priima
vienodą sprendimą, matydami, kad Popovičius jau perėmė kamuolį ir pabėgęs neabejotinai pelnys 2 taškus. Puikiai supranta, kad paskutinės vilties pražanga ir Žydrūnas Urbonas prasižengė antrą kartą šiame susitikime, o Popovičius prie baudų metimų linijos vienas patikimiausių krepšininkų metančių iš šios distancijos ir pateisina savo vardą Popovičius. Pirmasis tikslus baudos metimas 57-39. 6 taškai pelnyti šiandien, įskaitant ir šį baudos metimą. 7 taškai bei 19 taškų rekordinė Kauno Žalgirio persvara. Beveik įpusėjo trečiasis ketvirtis, o skirtumas tik didėja. Šalenga nesiryžta mesti, Jankūnas atmeta kamuolį atgal Popovičiui, šio prasiveržimas ir per trumpas metimas. Galimybė lyg ir nebuvo pati blogiausia, po to žiūrėkime į Šalengos veiksmus. Pabandė susigrąžinti kamuolį. Noro buvo daug ir atrodo netgi šansas buvo, tačiau užuot pataikęs į kamuolį per ranką sukirto Dainių Šalengą ir prasižengęs antrą kartą su komandos draugais, jis jau gynyboje. Tomas Gaidamavičius. Gražus jo perdavimas po krepšiu esančiam Vasiliauskui ir po labai ilgos pertraukos rezultatyviausias šio susitikimo krepšininkas Arūnas Vasiliauskas papildo savo sąskaitą. Klysta Kolinsas ir po to pražanga Jankūnui. Vėl bandydamas neleisti varžovams surengti kontratakos, Jankūnas kerta per ranką savo varžovui. Pirmoji jo asmeninė pražanga ir trečioji komandinė, o Aleksandras Trifunovičius grąžina į aikštę Tomą Delininkaitį, kuris pirmoje rungtynių pusėje sužaidė 10 minučių. Jis vietoj Marko Popovičiaus, kuris jau aikštėje praleido 15, ne vietoj Popovičiaus, atsiprašau, vietoj Dežuano Kolinso pasirodo aikštėje Delininkaitis, o Gumeniukas, gražus metimas. Dainių Šalenga pats prašosi keitimo, jei teisingai pamačiau. Aleksandras Trifunovičius kol kas į tai nekreipė dėmesio. Delininkaitis, jo prasiveržimas, atmestas kamuolys atgal. Popovičius sužingsniuoja Markas Popovičius. Noro vėl truputėlį per daug nei galimybių. Reklamos minutės per traukėlę. Žalgiriui pirmaujant 15 taškų skirtumų 58-43. Sergel. Aukštos kokybės kreditų valdymo paslaugos. Šie finansiniai rodikliai gali būti jūsų. Pasirūpinsime pinigų srautais, todėl visą laiką galėsite skirti savo klientams. Sergel. Part of Telia Sonera Group. 10 metus gyvuojantį Utenos krepšinio klubą Juventus remia Utenos rajono savivaldybė, Vitrolma, Rokiškio sūris, Utenos rajono vartotojų kooperatyvas, Utenos duona, Utenos mėsa, Duventa. Didžiausia padėka visiems rėmėjams, kad esame kartu, kad visi drauge siekiame pergalių. Kompensa priklauso Vienna Insurance Group, didžiausiai draudimo grupiai centrinėje ir rytų Europoje. Rytojus prasideda šiandien. Esame DNB, bankas, kuris padeda rasti tinkamiausius sprendimus jūsų verslui. Pavyzdžiui, tvarkant įmonės finansus. Tik su mūsų programa Verslo variklis turite galimybę kasmet atidėti ilgalaikio kredito dalies grąžinimą. DNB. Baigėsi minutės per traukėlę ir abiejų ekipų krepšininkai jau yra aikštėje. 4 minutės iki trečiojo ketvirčio pabaigos. Žalgiris priekyje 58-43. Visą trečiąjį ketvirtį išlaiko saugią persvarą ir neleidžia varžovams net pagalvoti apie mažesnį deficitą. Romanas Gumeniukas po labai gražaus Tomo Gaidamavičiaus perdavimo pelno dar 2 taškus ir jau savo sąskaitoje turi surinkęs net 8. Antrą kartą labai lengvai iš po krepšio, visiškai laisvas būdamas Gumeniukas pelno taškus. Čia Delininkaitis praktiškai nuo baudų metimo linijos meta ir kamuolys įsisuka iš krepšio.
Tenka grįžti gynybą. Gaidamavičius, kaip ir Maceina, labai sėkmingai vadovauja savo komandai. Čia visiška laisvė. Kur Žalgirio gynyba? Tikrai nepanašu. Paskutinėjame epizode ne tik į gynybą, tačiau net į gynybos imitaciją nepanašu. Ir aišku, kad tuo naudojasi Juventus ekipa. Jankūno perdavimas Rakovičiui. Šis sužingsniuoja. Rakovičiaus klaida ir kągi. 2 keitimai, kuriuos atlieka Aleksandras Tribunovičius, Kalnietis ir Lipkevičius grįžta į aikštę vietoj Popovičiaus ir Šalengos. 11 taškų skiria ekipas ir su kamoliu Utenos Juventus komandų. Na ir Robertas Javtokas, dar vienas krepšininkas, kuris grįžta į aikštę, net 3 keitimus iškart padarė Tribunovičius. Praktiškai pakeisdamas visą, ne visą, bet didžiąją dalį komandos. Dabar ir lietuviškas Žalgirio penketas. Kalnietis, Dalininkaitis, Jankūnas, Javtokas ir Lipkevičius. Bloką gauna Juventus krepšininkai ir, na štai taip, sunkiai graibo kamolį Paulius Jankūnas. Na visa laimė jam ir visai Žalgirio komandai, kad nuo Žydrūno Urbono rankų kamuolys paliko aikštę. 2:46 iki trečiojo ketvirčio pabaigos. Aš dar kart primenu, kad iki ketvirtojo kėlinio pradžios jūs galite sudalyvauti žaidime ir laimėti Žalgirio bokalą. Tam jums reikia spėti, kuris Žalgirio krepšininkas pelnys 80-ąjį tašką. Jei galvojate, kad Žalgiris nepelnys 80 taškų, tai taip ir parašykite. Paulius Jankūnas dabar stos prie baudų metimo linijos. Gali būti, kad ir Paulius Jankūnas bus to 80-ojo taško autorius. Nepataiko nuo baudų metimo linijos komandos kapitonas. Šiandien metė jau 3 baudos metimus, pataikė kartą, dabar iš 4-2. Ir po to tikslaus baudos metimo sėda ant atsarginių suolo Paulius Jankūnas, vietą užleisdamas Tadui Klimavičiui. Klimavičius pirmoje rungtynių pusėje žaidė 8,5 minutės. Tomas Dalininkaitis vos neperima kamulio. Štai toks Žalgirio spaudimas vaisių nedavė, tačiau kad duotų tų vaisių trūko išties nedaug. Žygimantas Šeštokas atidavė kamuolį Gaidamavičiui. Šio perdavimas praktiškai per visą aikštę ir nesusirenka žmonių žalgiriečiai ir dėl to yra baudžiami. 3 taškai. 2 taškai vis dėlto užmina liniją Darius Pakamanis. Na, labai nedaug užmynė liniją. Šis krepšininkas iki 10 taškų mažina savo komandos atsilikimą. Lipkevičius laisvas, nepataiko. Kovoje dėl kamulio greitesni buvo svečiai ir jie po labai ilgos pertraukos turi galimybę sumažinti skirtumą iki vienženklio skirtumo. Gaidamavičius ir toliau poziciškai. Perdavimas į kitą aikštės pusę. Dalininkaitis vėl bandė perimti kamolį, nesugebėjo to padaryti ir už tai žalgiriečiai dar kartą yra baudžiami to paties Dariaus Pakamanio. 51-59, Juventus atsilieka jau tik 8 taškai. Žalgiriečio ataka. Dalininkaitis klysta, dar kartą klysta Žalgirio komanda ir Juventusas turi galimybę dar labiau sumažinti skirtumą, kuris ir taip jau nėra didelis. Jei prieš keletą minučių kalbėjau, kad išlaiko saugią persvarą Žalgiris, tai dabar apie tą saugų atstumą neverta net kalbėti. Žygimantas Šeštokas metė visiškai laisvas. Pataikyk tą metimą ir komanda skirs viso labo 5 taškeliai. Na, pasisekė dabar Juventusui, kad šios komandos krepšininkams atitenka kamuolys, Gumeniukas ir pražanga Robertui Javtokui. Nebesusitvarko su Gumeniuku, kuris ir toliau sėkmingai renka tiek taškus, tiek atkovotus kamuolius, tiek naudingumo balus. Dabar dar vienas naudingumo balas pridėtas už išprovokuotą pražangą. O jei abu baudų metimai bus tikslus, dar labiau pagerinta tiek asmeninė statistika, tiek aišku komandinė. Kauno Žalgiris per visą trečiąjį kėlinį kol kas yra pelnęs viso labo 11 taškų. Vienas dalykas yra tas, kad be jokios abejonės pagerėjo Juventuso gynyba. Kitas dalykas, Žalgiriui dar labiau pradėjo nesisekti. Visą tai sudėjus, mes matome, kad geresni trečiajame ketvirtyje yra Juventus krepšininkai. Na, nepataiko nei vieno baudos metimo Gumeniukas, Kalnietis klysta, skuba ir klysta. Ir visiškai bereikalinga tokia atakos pabaiga. Aišku, kad nenorėjo, jog tai būtų atakos pabaiga Mantas, tačiau gavosi
labai jau blogai aikštės šeimininkams. Pakamanis vienas iki galo ir yra stumiamas, yra baudžiamas asmeninė pražanga Vytenis Lipkevičius už tai, kad nespėja. Pirmiausia, už tai, kad nespėja paskui Pakamanį ir po to už tai, kad kerta šiam per ranką. Pakamanis prie baudų metimo linijos pataiko pirmąjį baudos metimą. Iki šio kėlinio nei taško nepelnęs Darius Pakamanis. Dabar savo sąskaitoje turi 5 ir 6 taškus, 53-59. Žalgirio tuščių minučių skaičius tęsiasi vis toliau. Delininkaitis Roberto Javtoko užtvara meta, Delininkaitis nepataiko kovoje dėl kamulio, vėl greitesni svečiai ir Darius Pakamanis laimėjęs dvikovą su varžovu jau yra Kauno Žalgirio aikštės pusėje. Niekur neskuba, niekam to ir nereikia. Juventus ekipai labai sėkmingai sužaidė trečiąjį kėlinį, turi galimybę dar labiau sumažinti persvarą, tačiau laisvas metė ir nepataikė Tomas Gaidamavičius. O koks buvo šansas sumažinti skirtumą iki 3 taškų. Na ir Žydrūnas Urbonas prasižengė 4. kartą kovodamas dėl kamulio. Tuo pačiu siūsdamas Tadą Klimavičių prie baudų metimo linijos. Štai taip lengvai žalgiriečiai gali bent truputėlį padidinti savo persvarą. Tadas Klimavičius nėra pats taikliausias baudų metikas, tačiau pataiko pirmąjį baudos metimą Tadas. 5. jo taškas, o komandos persvara šokteli iki 7 taškų. 60-53. Ir 61-53, 2 iš 2. Robertas Gedraitis paskutiniai atakai keičia 2 krepšininkus, Volkus ir Vasiliauskas aikštėje. Na, o Darius Pakamanis rengia paskutinę savo komandos ataką. 10 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Pats turbūt bandys užbaigti ataką Pakamanis prieš Delininkaitį. Daug klaidinamo judesių ir sugeba išprovokuoti pražangai Tomą Delininkaitį. Tomas prasižengė 3. kartą, o Pakamanis pačiu lengviausiu būdu galės surinkti 2 taškus baudų metimais. Bei dar kartą sumažinti savo komandos deficitą iki 6 taškų. Žalgiriui lieka 2,6 sekundės dalis. O Pakamanis ir toliau tęsia sėkmingą pasirodymą trečiajame ketvirtyje. 20-13, štai toks Utenos, o dabar 21-13, toks Juventuso pranašumas per trečiąjį ketvirtį. Kalnietis spėja išmesti kamuolį, sudėtingas metimas, netikslus metimas ir kągi. 4. kėlinys nusimato būti įdomus ir galbūt net intriguojantis. Žalgirio persvara, viso labo 6 taškai.